aš būčiau pats paskutinis prachvostas, jeigu leičiau savo dar kažką sakyti, kad man yra blogai. Ne. Man yra labai, labai gerai. Aš norėčiau bent jau šiek tiek tuo gerumu pasidalinti ir užkrėsti kitus žmonės, kad jie būtų azartiški gyventi. Kad kiekvieną dieną, kai jie atsibunda, jie negalvotų, kad liko dar viena mažiau diena gyventi, mano gyvenimas trumpėja, tuoj mirtis, grabas išiknas tuksi. Ne. Tiesiog pažiūrėkit, čia yra pirma diena iš tų, kurios man dar liko. Va taip ar. Va čia smagu. Štai Arūno Valinsko laimės paslaptis ir inspiracija. Sveiki, tinklalaidės Duok aštriau žiūrovai. Šiandien su jumis aš, Donatas Karklius, šios tinklalaidės naujos vedėjas. Čia startuoja mūsų naujas podcastas Duok aštriau ir šioje tinklalaidėje mes šnekėsime apie daug dalykų. Eisim nuo vaikystės iki paauglystės, dabarties, kalbėsime apie gyvenimą, koks jis dabar, koks aštrumas, apie maistą, apie iš tikrųjų daugybę dalykų ir kalbėsime aštriai, kalbėsime įdomiai, bent aš taip tikiuosi. Ir šiandien startuojam su, net nežinau kaip čia dabar tiksliai išsireiškus, net su, gerai, mūsų laidos dabar jau krikštatėviu Arūnu Valinsku. Sveiki gyvi. Pakrikštysim tą jūsų laidą ir tikiuosi, kad bus gerai, kad kūdikis augs ilgai ir laimingai. Aš irgi labai tikiuosi. Šiaip jokinga istorija buvo tokia, kad kai manęs klausė, ko aš norėčiau pirmos laidos svečio, aš sakiau, žinot, jeigu atvestumėt man Editą Mildažytę, man būtų čia kažkas tokio. Ir kai man parašė, kas ateina iš tikrųjų į pirmą svečią, aš galvoju, velnias, čia tas pats, tik tai vyras. Išnekėjom. Jo, tai tiesiog aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų gal ir jaudinuosi, tai man dėl to tikiuosi. Tai nieko, žinokit, iki tol, kol ateis Mildažytė, tai jau nebesijaudinsis. Tai kol kas galite su manim jaudintis. Tai va. Ar nutakėt, kas čia jūsų laukia? Ko mes čia susirinkom? Man minėjo jūsų prodiuserė, kuris skambino ir kvietė, bet kad aš nelabai bijau eiti tas laidas visokias ir nelabai bijau klausimų, nes nėra blogų klausimų, yra durni atsakymai. Tai jeigu kažkas blogai, tai kaltinti tik save, aš apie save kaip svečią. Supratau, nes aš tai galvoju, žinai, galiu kreiptis tu tiesiog. Tai aš tiesiog irgi pasakysiu tokį dalyką, kas man pirmą išgirdus tavo vardą, buvo tokia mintis. Velnės, jie suprato, ant kiek aš jaudinos, dėl to paėmė normalų vedėją, kad jeigu pirmoji laido reikėtų, ištems ir viskas sutvarkys. Tai gerai, darom taip, tuomet tai aš dėl viso pikto pasisveikinsiu, nes nežinau, ko čia baigsis, kad čia ir mūsų nauja tinklalaidė ir aš jos vedėjas Arūnas Valinskas ir šiandieną mūsų svečiuose būsimasis vedėjas ir čia bus kas aštriau, nuo temų iki patiekalų, taip? Tai va, man pristatymą buvo variantus, dabar jau galim važiuoti. Gerai, tai iš tikrųjų, sakau, eisim per visą gyvenimą, bet aš tada gal siūlau iš karto paragauti. Gerai, truputį dar gal pats konceptas. Čia yra 5 spring rollsai ir yra 5 padažai. Visi jie eina plius minus stiprėjančių pojūčių eiga. Tai jo, čia pats aštriausias iš karto. Jo, galim nuo šito ir pradėti iš karto. Jokauju, iš tikrųjų pradėkim tada nuo paprasto padažo sriračos. Iš esmės ir pakalbėsim apie jūsų vaikystę. Gerai. Tai čia yra iš karto įdėta. Jau čia yra? Čia yra įdėta, viskas, čia yra visas. Jūs galite užsidėti daugiau, galėsite ypač su šituo užsidėti papildomai. Dabar čia yra tiesiog... Gerai, paragaukit. Jo, tai skanaus. Tai lengvas užkandukas. Ir dabar sakai, pamoka man, reikia pirmą sukramtyti. Tai Arūnai, jūs vaikystėje, galite papasakoti turbūt, kur augat, kokia jūsų šeima buvo, jūsų vaikystė? Tokia buvo keista, nes aš gimiau Lazdijuose, bent taip rašyta, nors iš tiesų aš gimiau Veisėjuose, nes kai ten gimdymo skyriuje buvo tik tai 2 vietos Lazdijuose, tai kai man atėjo laikas pasibelsti šį pasaulį, vežė iš Lazdijų ten 14 km į Veisėjus, aš ten gimiau, nors pats jie rašė, kad Lazdijai, nes tėvai ten buvo registruoti. O po to mano tėtis buvo statybininkas, inžinierius, ir tais laikais juos pagal tai, kur ten reikėdavo kažkur ten, sakysim, kažką statyti arba kažkam vadovauti, juos tiesiog siuntinėdavo po visą šalį, po visą Lietuvą. Tai po to mes išvažiavom į Panevėžio rajone, tokia yra Ramygala,
labai graži. Ožkų sostinė beje, jeigu žinot, labai gražus herbas, gandras nupieštas. Tai ten kasmet beje renka gražiausią Lietuvos ožką. Tai nežinau, jeigu neturėsit ką veikti, galite dalyvauti su ožka. Čia man pasiūlymas, nes atrodo kaip pažys ar kaip. Ne. Tiesiog jeigu turėsit ožką, tai galite dalyvauti. O po to mes ilgam išvažiavom ir gyvenom Šilutėj. Aš nepradėjau į 1 klasę, bet Šilutėj būdavo, kad mano vasaros visos prabėgdavo prie Marijampolės, Šunskuose, ten mano seneliai amžinadėlisi gyveno. Tai būdavo tokia labai įdomi situacija, kad aš atvažiuoju iš Šilutės į Šunskus ir aš ten žemaičiuoju. Tai mane mėnesį juokėsi tenais, nes ten jau kalbi žemaitiškai. O grįžęs į mokyklą po 3 mėnesių iš Suvalkijos, tu suvalkiuoji. Tai ten juokdavosi, nes tavo tarmės skiriasi. Tai šitoje vietoje. O po to dėja man turėjau problemų su sveikata ir aš praktiškai visą vaikystę, po to jau augau nuo 3 klasės atskirai nuo šeimos, poligoninės. Tai mano tėvai atvažiuodavo geriausiu atveju kas 2 savaitę, nes tais laikais ir su mašinom šiek tiek kitaip ir tas susisiekimas iš Šilutės atvažiuoti į Vilnių, tai būdavo pakankamai retai. Tai aš augau tokioj pakankamai įdomioje aplinkoje ir jinai tokia, aš manau, kad jinai iš tiesų ir užgrūdino, nes ten tu gyveni su kolektyvu tokiu pat kaip tu ir būdavo iš tiesų tokių momentų, kurie vaikystėje neturėtų būti, ko gero, vaikų gyvenime. Bet būdavo, kad draugas palatos, su kuriuo tu kalbėsi iš vakaro, ryte jau jį išveža užklotę. Ok, tai aš tada prie to dar truputį grįšim paskui, bet dabar labai grubus klausimas, beržinė košė, ne? Tai ar jūs gavot, ar jūs buvot padykęs ir spėjot, nes aš suprantu, jeigu tas toks sunkesnis laikotarpis prasidėjo, sakėt, nuo 3 klasės ar kada, tai iš esmės ar spėjot paragauti beržinės košės? Labai daug, labai daug, nes aš buvau tas, kuris... Gydytojai muždavo. Ne, tiesiog tėvai dar nuo 1 iki 3 klasės aš buvau labai geras mokinys, aš mokiausi vien 5, bet mokykla, kadangi reikėdavo tais laikais, kai būdavo pirmūnas, ten būdavo ne 10 balų, o 5 balų sistema, aš mokiausi vien 5 ir norint, kad būtų pirmūnas oficialiai lentoj garbės įrėmintas, tai jis turėdavo turėti pavyzdingą elgesį. Aš ten geriausiu atveju turėdavau tik patenkinamą, nes buvo nepatenkinamas, patenkinamas ir pavyzdinis elgesys, ten prie viso kito. Tai aš ten būdavo, kad ko mes ten tik nedarydavom. Kokia buvo didžiausia išdaiga, kuris sukrovė didžiausią krūvą beržinės košės? O, labai daug. Bet tokia didžiausia, tokia, kur iki šiol pagalvojęs, galvot, velnias, kam aš taip dariau? Būdavo, kad ateini į tą mokyklą, aš pradėjau 1 vidurinė iš Šilutės, paskui perėjom į naują visiškai, 3 vidurinę ir ten tokia buvo standartinė mokykla ir tu įeidinėjai į tas duris, o po kairė tokia didelė siena ir ten kabėjo toks didelis raudonai baltas Lenino portretas, didelis toks, labai didelis ir mes ten vieną kartą ten su klasiokais nusprendėm, kad kuris su sniego gniūžte pataikys Leninui į akį. Kaip jūs drįstat? Ir mes mėtom ir aš jaučiu, kad staiga tų draugų nėra, dingo draugai ir tada kažkas už ausies taip, opa, ir aš taip šoninių periferinių regėjimų matau, kad čia mokyklos direktoriaus pavaduotoja atsakinga už elgesį ir jinai pas save kabinetą už ausies nusitempė, ausis raudona, baisinė. Tais laikais neklausdavo, ar čia taip galim ar negalim. Ir įrašė pastabą, kurią aš lygi šiol atsimenu. Jūsų sūnus nežino, į ką galima mėtyti sniegą. Ir ją reikėjo mėtyti iš tikrųjų. Ja, o savo pačią pirmą pastabą aš gavau 1 klasėje, rugsėjo 2 dieną, nes jinai skambėjo taip, aš kaip dabar atsimenu, kad Arūnas neišeina iš klasės ir muša budinčiuosius. Okay. Čia jau nuo 1 klasės prasidėjo karjera, ne? Čia ne karjera buvo, tiesiog taip, kad man labai patikdavo mokytis, bet aš buvau toksai nutrūkęs šiek tiek kaip ir dabar, su nurautu stogu. Tai man, kai jau baiginėdavosi metai, maždaug nuo kovo mėnesio jau į tą, kur pastabų
pažymų knygelę jau klijuodavo papildomus puslapius dirbtinai, nes jau būdavo užpildyta viskas. Tai aš ten labai daug visko esu pridaręs. Supratau. O dabar dar grįžtant prie vaikystės ir maisto, santykių su maistu, nes iš esmės aš kaip irgi minėjau, aš mėgstu, pažiūrėjau, ypač valgyklų maistą. Ir man kažkodėl iš vaikystės, aš irgi ten dar atsimenu, dar aš gimęs prie sovietų ir atsimenu, kaip mane kažkama labai skaudu buvo, ten kelių metų uždarė, mane prasiuntė ten prauskius tuberkuliozinius dar kažką, nes jie visiškai nesugebėjo suprasti, kas man yra, tai mane uždarinėjo visur, kur įmanoma, tenais ir baigėsi tuo, kad to plaučių uždegimas, ne? Tai tu nieko neužkrės ir taip toliau, bet aš atsimenu, kad man ten įstrigo, pavyzdžiui, varškės apkepus. Aš iki šiol ieškau to varškės apkepo ir aš niekur nerandu ir man tiesiog galvoju, ar yra kažkoks patiekalas, kurio tu atsimintum iš to, nežinau, valgyklų, ligoninės valgyklų ar kažko, kur sakytum, kaip norėčiau aš jo paragauti šiandien. Tik, kad ligoniniai, kaip sakyt, jeigu tu labai jau tenais būsi išrankus, ten prisitaikė prie visų sąlygų ir praktiškai viską, ką duoda, tu priimi kaip skanu, tik tai yra viena problema. Kadangi aš gulėjau nefrologiniam skyriui, tai čia tie, kurie turi problemų su inkstais, būdavo numatomos tam tikros dietos. Tai būdavo stalais vadindavo. 5 stalas, 9 stalas ir bendras stalas ir taip toliau. Tai, sakysim, ten tie stalai pagal tai skirstoma, kiek tau druskos įdėdavo arba kiek iš vis neleisdavo. Bet įsivaizduokit, pas mus ligoniniai buvo savotiška valiuta. Nes druskos duodavo tokiuose pakeliuose, tokiuose, kaip šitas, tokiuose mažuose pakeliuose, po 1 gramą. Tam prirašydavo, kad į dieną tam ir tam duoti ten 1 gramą ar 2 gramus. Ir šitas, tie druskos pakeliai po gramą, jie vaikščiojo tarpusavį kaip valiuta vaikam. Čia kaip kokainai jūs ten pardavinėdavo. Mes tiesiog tos druskos neustydavo, mes jį merdavom. Čia šiek tiek kiti dalykai. Turim Lietuvoje kas kitas. Jo, čia yra. Mūsų kažkaip buvo gal tie žaidimai šiek tiek draugiškesni. Tai aš ko gero tada atsivalgiau, galiu pasakyti, ne tai, ko aš labai pasiilgstu ir noriu, bet ko aš nenoriu valgyti, tai aš nevalgau saldumynų visiškai. Nei ledų, nei pyragaičių, nei nieko kitų dalykų, nes ko gero man kaip to, kas yra sūru, buvo negalima, o visą kitą tėvai veždavo ten, tai aš matyt tada tais laikais vaikystėje atsivalgiau tiek, kad dabar nevalgau. Man saldumynai neskanu. Nuo skrusdėlyno, šakočio iki visų kitų dalykų. Man skanu aštrus, sūrus maistas. Tai šitą dalyką. Daugelis žmonių turbūt jums pavydėtų, šito, kad jūs galite tiesiog natūraliai nevalgyti saldaus maistą. Tame tarpe aš. Čia ne tik, kad galiu nevalgyti. Aš tiesiog negaliu valgyti, nes man neskanu. Man saldumynai nėra skanu. Aišku, čia yra tas dalykas, kad aišku, smegenų maistas yra cukrus, visi šitą dalyką žino, nes greitai virsta tam tikra energija ir smegenims reikia. Bet tą cukrų mes gaunam labai daug dalykų valgydami. Net ir čia yra, ko gero, nemažai cukraus. Jo, čia yra, tik tai aš galvoju, čia atsinešiu, nes yra ir be cukrio padažo kažkur tai. Nesvaru. Tai gerai, cukrus yra tas dalykas, kuriuos nemėgot vaikystės, nes, pavyzdžiui, aš mėgau, bet aš jo atsivalgiau jo. Teisingai. O yra kažkoks buvęs vaikystės, žinot, kažkas grybų nevalgo, aš, pavyzdžiui, nevalgiau žalių agurkų, aš atsimenu, kažkaip man toksai gyvenime buvo sodas, žinot, visi tėvai turėjo tada sodus, ten tos vagonėtės ten tokios, ir tenais, ir aš atsimenu, taip, aš valgau žalius agurkus ir aš paskui atsimenu pusę gyvenimo nevalgau, ne pusę, iki 20 kažkelių metų nevalgau žalių agurkų, nes man atrodo, tai aš turbūt persivalgiau. Gali būti, kad tiesiog suvalgiai savo skirtą gyvenimo limitą. Jo, ir dar buvo svogūnai. Svogūnai, aš buvau toks svogūnų, nežinau, jeigu yra narkotikų šunis, tai aš galėjau būti svogūnų, ne šuo vaikas, nes ten būdavo, žinot, bandydavo jie apeiti, kai svogūnai sveika, ten močiutės ten iš Sibirų visokiausių, ten sakydavo, žinai, tu valgyk svogūnus, nes dantis ten neiškris. Aš būdavau toks, kur jeigu netgi tarkuoja į mėsą, į kotletus, svogūnus, aš paėmiau, tai nemačiau tą. Pasakyk tiesą. Dėjau. Ir viskas, ir aš nevalgydavau. Tai ar būdavo kažkoks toks dalykas, kurio, gink dieve, negaliu valgyti? Ne, aš galiu pasakyti, kad šitoje vietoje pasisekė ir mano tėvams, ir seneliams, ir mano žmonai Ingai. Aš esu absoliučiai neišrankus maistui. Yra dalykų, kuriuos aš labai mėgstu, bet aš jų negalėjau mėgti vaikystėje, nes jų nebūdavo. Vėliau atsirado. Tai jūros gerybės. Jūros gerybių tais laikais sovietiniai Lietuvoje buvo tik tais tokie konservuoti
kalmarai, tokios didelės dėžutės. Ir jie, kai atidarydavai, tai kvapas pasklisdavo toks, nu, nelabai. O šprotai iš Rygos, tai čia ne jūros gerybės, ne? Aišku, gerybės. Net iš tais laikais šprotai, tai ten buvo, oho. Ja, tai aš paminu, kad būdavo tėvai, kai ateidavo sezonas, mes važiuodavom, mane veždavosi ir sesė veždavosi, sesė už mane 4,5 metų jaunesnė, bet tai būdavo grybų sezonas, tai jau mes tenais ir važiuojam. Bet tai tu renki ne taip, kad ten šiek tiek, o ten oho, nes reikia pririnkti ten ne kaimynams, o savo. Nedalindavo niekas grybų. Arba jeigu jau važiuoji uogaut, tai tarkim, įsivaizduokit, aš suprantu avietės. Nu, avietės greitai renkasi pakankamai ir ten, bet mėlynės tai būdavo šis kažkas baisaus, o sunkiausia tai būdavo žemogės, nes jos tokios labai trapios ir būdavo reikalų. Bet įsivaizduokit, nuvažiuojame mes 3-4 su tėvukais ir 2 kibirus žemogių prirenkam. Tai taip. Wow. Skamba rimtai. Ja. Kalbant apie mėlynės, tai aš kviečiu paragauti mūsų antro padažo, beje, kuris irgi yra iš organiškų mėlynių ir dar tenais kelių priedų. Aš privedžiu, net nežinodamas. Jo, tai čia teisingai nuo pačios į viršų valgom, tai skanaus ir eisim tada į paauglystę. Aš panašu, kad dar. Čia jau po truputį turėtų ateiti kažkokio poskonio lengvo tokio aštrumo. Gerai, esam paauglystėje. Ar jūs buvote iš tų paauglių, kurie ne tik mėtydavo, žinai, į Leniną, bet ir rūkydavo už kampo? Ar buvot, kokių žalingų įpročių turėjot paauglystėje? Tai mano ta paauglystė, vaikystė, kaip sakyti, buvo tokia smarkiai išoperuota, nes aš 7 klasės baigiau ligoniniai, o jau 8 klasę aš atėjau jau Baltupose į tą... Tai čia jau Vilniuje? Čia Vilniuje, taip. Vilniuje į tą mokyklą ir ten jau prasidėjo mano tikroji ta paauglystė. Tai, nu ko mes ten tik... Aš nelabai mėgau... Klasiokis smarkiai rūkė, aš ne, bet atėjo laikas, kai tiesiog reikia kažko paragauti, alkoholio. Tai atsimenu, kad su vienu klasioku buvo Brežnevo laidotuvės, kaip tik tą dieną nereikėjo įti mokyklą, ir mes nusipirkom, nežinau, ar dar tebėra, atrodo, kad jau nebėra. Buvo toks 94 kopeikas kainavo Gintaro krantas. Toks spirituotas vynas. Tai gal tiesiog pavadinimą pakeitė, nes su spirituotų vynų dar pakankamai turim daug. Ja. Nu, tai mes ant savo tokios galvelės moksleiviškos 3 butelius kaip suvartojom. Čia kelintoj klasė? Čia kaip Brežnevas mirė, bet jeigu aš neklystu, jau aš buvau 8-okas, o gal ir 9-okas. Reikia pagal metus pasižiūrėti. Tai jau buvo smagu. Tai esam tokių nesąmonių prikrėtę, kaip ir visi beje. Bet mus veždavo tais laikais, jau ten, kai buvom, kai studentavom, tai mus veždavo į SSB, tai būdavo tokie studentų statybiniai būriai. Bet vasarą iš mokyklos mus veždavo į tą vadinamą, kaip ten jie, darbo ir poilsio stovykla, moksleivis. Skamba darbo ir poilsio. Taip, darbo ir poilsio stovykla. Aš nenorėčiau, kad mane dabar kas nors vežtų į darbo stovyklą. O, bet įsivaizduokite, tugi važiuoja, ten važiuoja 2 klasės, mes važiuojam... Viena grįžta kitą, ne? Ne, mes važiuojam 9-okai, visa klasė praktiškai, mūsų ten netiek daug ir buvo, 18, bet važiuoja ir jaunesnė klasė su visom mergydom, pažįstamom ir taip toliau. Na tai ten, įsivaizduokit, vasarą, romantiškos naktis ant šieno žiūrint į žvaigždės ir visą kitą. Tai vat, man būtent paauglystė ir yra žvaigždėtas dangus ir kai būdavo tenais specialiai netgi pasikaustydavai, kad galėtų merginams protą knisti, o čia yra Kasiopėjos, o čia yra Grįžlo ratai, čia šiaurinė žvaigždė, čia
Orijonas, čia tas. O. Bet ten iš tikrųjų būdavo jos ar tiesiog? Taip. Okay. Tai daug nereikia, jeigu išmoksti 5, va. Čia lygiai taip pat kaip ir gitarą groti, aš mokėjau 3 dainas, jeigu užtekdavo. Ne, tai čia tiek dėl gitaros į faktas, aš ir dėl žvaigždynų tai aš irgi galvoju, didėjai, mažėjai, tenais. Kažkopėja yra kaip 2V. Nu, va, bet man susiražmonai nereikėjo šitų gabumų, aš tiesiog padariau jai maisto ir sako, okei, važiuojam, man patinki. Gerai, tai parūkimai, kiti dalykai, vėlgi, prie tos beržinės košės grįžtant, paauglystės etape, jau gal buvo kažkokių didesnių niekšybių, šunybių. Oi, kad mes ten, mūsų klasė apskritai buvo, mes kai pradėjome mokytis, tai Baltupiai buvo toks šiek tiek problemiškas rajonas, nes jį statė 80-aisiais, prieš 80-uosius ir ten buvo nemažai žmonių suvežta šeimų iš Maskvos, kuriuos, mes taip grubiai sakant, juos deportavo iš olimpinės Maskvos. Kaip, tiesiog, kad išvežtų ir juos čia apgyvendino. Aišku, tai buvo ir ta nacionalistinė politika, kad kuo daugiau rusakalbių čia apgyvendintų Vilniui, tai vat Baltupiai buvo toks rajonas. Nes turėjo didelių planų tada. Taip, ir mes turėjom problemų, nes pirma rusų laidos klasė iš karto jau buvo, nes jie buvo vyresni, jie turėjo 10 klasių. O mūsų 2 metus net nebuvo išleidžiamos klasės lietuvių. Ir ten muštynės būdavo labai normalus kasdieniškas reikalas, kas kam ten snaukia išmalas, tai labai normalu. Tai būdavo tų visų reikalų. Bet mūsų šiaip klasė buvo tokia, kaip mes vadinom, pamenat, buvo 4 vėjai. Binkis, Tysleva, ten 4 vėjininkų, kur leido jie tokį laikraštį futuristų. Tai mes labai buvom užsivežę ir mes irgi savo laikraštį pradėjom leisti, pavadinom 9 vėjai ir 9 skersvėjai. Tai mes buvom vėjai, o merginos buvo skersvėjai. ir ten visokių tokių dalykų, ten darydavom, kad nuo to, kad duris užkaldavom mokyklai, kai kurių klasių, kad ateina mokytojai, atidaro duris, o ten lentom užkalta visą. Žodžiu, buvo... Nekalti paauglystės tokia, kaip sakyti, išdaigos? Kaip nekalti? Mes buvom tokie, šiaip iki tokio lygio pašėlę, kad mūsų auklėtoja surinko tėvų susirinkimą su vaikais, su mumis, ir tėvai įsipareigojo, direktorius parašė raštą visiems į darbovietės, kad vieną kartą į savaitę kiekvienas tėvas arba mama, kaip leidžia darbovietė, jie sėdėdavo gale klasės, sėdė mokytojas prieki, čia vaikai ir kažkuris iš tėvų gale ir prižiūri mus visus. Tai iki tokio lygio buvo... Griežtas režimas. Griežtas buvo režimas iš tiesų. Tai būdavo, kad ir... Ar yra koks dalykas, nežinau, ko nenorėtumėt pakartoti iš paauglystės? Ne, nėra. Viską norėčiau. Gal nenorėčiau iš vaikystės, ne iš paauglystės. Kažkaip aš pamiršau, kad užsiimdavau ne tik maisto valgymu, bet ir maisto gadinimu. Tai kadangi mano tėvas dirbo žemės ūkio valdyboje, tai aišku, kai kurių maisto produktų tiesiog netrūkdavo namuose. O tas vienas iš tokių produktų būdavo kiaušiniai. Ir kadangi mes gyvenom 5 aukšte ir tiesiai pro duris išėjus buvo laiptai, tos kopečios ant stogo užlipti, tai kaipgi tu kiaušiniais į praeivis nepamėtysi. Mes kažkada agurkais mėtam. Agurkai tai ten buvo nematė, bet kiaušinio ir už tai esu gavęs smarkiai lupt nuo tėvo, bet būdavo, kai pataikiau vienam, pasirodo, mokytojui einančiam, bet ne taip, kad ten iš viršaus, bet va taip, mesdamas, ir iš tiesų labai sunku. O kitas namas prieš mus kažkas iš 5 aukšto pamatė ir paskundė tėvą ir mokyklai. Žodžiu, ten tai jau parėjo. Klasika. Galvoju, kad išsisukai, bet iš tikrųjų iš kito. Kažkur kažkas matė, nes man irgi atsimenu tada su agurkais, atrodo, taip gerai, nieks nepagaus ir mes iš 12 aukšto tenais. Iš 12. Ir vis tiek pamatė ir aš atsimenu su kibiru. Plastikinių tokių kibirų vaikštų ir tenais galvą nuleidęs ir krauni tos visus agurkus, ten tokia košė, jo. Ne, kiaušinių rinkti nereikdavo. Jo, čia šitą vietą paprašiau. Gerai, tada jūs kaip tėvas, jūsų sūnų paauglystė, kaip tvarkėtės?
Ar davėt, gerai, pradėkime nuo to, ar duodavot beržinės košės? Aš galit tiesiog palinksėti, jeigu dabar negalima apie tai kalbėti, bet... Galima ir šnekėti apie galima. tai. Ja. Aš matau, negražulis, aš švento rašto necituosiu, bet aš pasakysiu taip, yra tekę paragauti beržinės košės, bet tik vyresnėliui. Kažkaip jaunėlis jisai išvengė to viso dalyko, ko gero jisai suprato, kaip reikia ir kodėl reikia mokytis iš vyresnio brolio klaidų. O šiaip tai buvo iš tiesų pakankamai, mano vaikystė buvo pakankamai komplikuota dėl to, kad aš tikrai labai daug laiko praleidau nuo šeimos atskirai, po ligoninės, po visur kitur, maskatuodamasis ten 5-6 metus. O kai gimė vyresnėlis, po to ir jaunėlis, tai buvo patys tie koncertiniai metai, kai tu išvažiuoji 2-3 savaitėm, ir grįžti tik tais ten savaitgaliui, arba ten vidury savaitės 2-3 dienom ir vėl išvažiuoji. Nes tais laikais, dabar tai visi taip įsivaizduoja, kad ten tu padarai tą koncertą kažkur dideliai salėje, visi žiūrovai pas tave susirenka, jeigu tu darai areninį koncertą, tai tu labiau, bet tais laikais tai didžiausia salė buvo Vilniaus sporto rūmai, maždaug 5000 su viršum vietų ir Kauno sporto halė, tai buvo 3100. Tai buvo kažkas tokio. Dar buvo kelios šiek tiek mažesnės, ten, sakysim, žvejų rūmai Klaipėdoje virš 1000 ir taip toliau. Bet kiekvienas ūkis, kolūkis ar tarybinis ūkis turėdavo savo kultūrnamį. Ir ne žmonės susirinkdavo į rajono centro kultūrnamį. Atlikėjai važiuodavo pas juos. Tai įsivaizduokit, jeigu mes, kai pradėjom koncertuoti, čia tik vienas rajonas. Mes Šilutės rajone per 6 dienas surengėm 17 koncertų. Tai po 3 į dieną. Tai ten važiuoja per visą ten Saugos, Vainutas, Piktupėnai, Bikavėnai ir taip, visus ten mintinai, žinoma. Po 15 žmonių susirenka? Ne, susirenka pilna salė. Pilna salė. 200, ten, kiek ten, 250 talpina. Bet čia jau rimta? Taip, bet tu ir atgroji visas 3 koncertus per dieną atgroji ir tave parveža į viešbutį. Kitą dieną vėl. Tai taip važinėdavom po visą Lietuvą, ne tik Šilutė. Paskui šitą biznio modelį perėmė Radžė, tai ir visi kiti. Tai... Ne, dabar apskritai šiek tiek pasikeitė tie dalykai, nes tų koncertinių vietų jų daugiau ar mažiau sumažėjo, nes tie kultūrnamiai tiesiog jie paseno. Ir dabar, tarkim, geriau daryti 2 koncertus, jeigu tu sugebi padaryti tam pačiam, tuose pačiuose Šiauliuose, negu važinėti po visą Šiaulių rajoną, nes ten irgi buvo. Taip. Gruzdžiai, dar kiti, tai mintinai. Visą Lietuvos geografiją, jeigu pasakytumėt kokio nors miestelį, praktiškai aš 75% pasakyčiau, kuriam rajone yra, nes mes ten esam koncertavę. Dabar bandau sugalvoti, bet... Tai gerai, prie to perėsim. O tai gerai tada, Arūnai, žiūrėk, minėjai, kad gana, supratau, kaip sakyt, patogiai praėjai savo sūnų paauglystę. Tai tavo, kokie patarimai dabartiniams tėvams, nes aš pažiūrėk, dabar pas mane mergaitės auga 2 dar toliai iki paauglystės, bet kai tu jau matai, kas darosi 3 ir 4,5 metų vaikų, tu ir galvoji, Dieve, tai palauk, čia dar bus blogiau, dar ateis paauglystė, tai kaip reikia praeiti tą laikotarpį, kaip tėvo patarimas kitiems? Aš nelabai galėčiau jums leisti savo kažką patarinėti, nes tą rimtesnę tėvystę aš ko gero pragyvenau, kaip sakot, patogiai. Ne visai patogiai, nes būdavo, kad tu grįžti į šeimą ir žmonos pasiilgęs, aišku, ir vaikų, bet tam tikras grįžimas į praeitį yra dabar, nes mūsų anūkė yra 5,5 metų. Ir kaip tik vakar buvo jos savaitgalis. Tai tokia, kaip aš sakau, ko gero gimė būsimoji meilutytė arba žmogus amfibija, sužiaunam, nes jei vanduo, baseinas, tai yra tenais senelį, kada važiuosim į baseiną. Tai iš tiesų, to paties labai, dėl to nesigraužiu, nes praeities negrąžinsi, to paties negaliu pasakyti apie savo santykius su vaikais, nes jie daugiau augo su mama ir su Ingos mama, su močiute. Tai aš labai, labai dėkingas, kad tais laikais. O paskui mes ką? Mes paskui su Gintaru Ruplėnu pradėjom statyti namą. Tai mes koncertuojam, uždirbam pinigų, statom namą. Keliauštas namas buvo? 2. 2 tokį mažiuką? Ne. Dar Rusys, aišku. Taip. Tai jau ten pakankamai didelis tas namas, važiuojant pro Žaliųjų ežerų. 600 kvadratų, 700? Ne, dabartinis yra didesnis iš tų, bet ten buvo blokuotas namas.
Tai buvo pati blokada, kai mes buvom išėję iš Sovietų sąjungos. Ir nesvarbu, kad tu turi pinigų, bet tu turi važiuoti kažkur pavogt dizelino. Tada tu tą dizeliną susikrauni į tą žigulį, atvažiuoja prie krano, kuris stovi ir sakė, ar galite iškrauti blokus ir tas plokštės? Galima, jūs kūro turit? Turim. Tada važiuojam. Tu jam supili kūrą ir jisai tau viską sudėlioja. Tai buvo tokie laikai, kur taip sunkiai įsivaizduoti, bet tai buvo realu. Dar prieisim prie politikos, bet jau dabar Arūnas Valinskas prisipažino, kad vogė. Ne, tais laikais vogti iš sovietų buvo savotiškas disidentų bruožas. Tai aš atsimenu irgi savo tėtę, čia ne tas pats dalykas, bet tiesiog aš kažkaip labai atsimenu iš to, kaip, kokioje aplinkoje augau, aš atsimenu, kaip tėtis bando pataisyti, dabar aš galvoju, tenais rambyną, ar kokį ten dviratį daužo su plaktuku ir tenais burliokų darbas ten daužo, tai aš augęs ant to pačio irgi, ant to pačio mokyklos, kas yra. Gerai, dar biškutį truputį, ne biškutį nevartotina, kaip sakau, dar truputį į paauglystę. Virtuviai tekdavo suktis, padėti mamai, kas iš to laikotarpio, koks paauglystės jūsų ir maisto virtuvės santykis? Puikus, štai kad, čia kaip, nežinau, kaip visi, gal nesakysiu kaip visi, bet ypač augantis jauni organizmai, jie tokie vartojantis labai daug maisto, dar šiek tiek ten ir sportų užsiminėjau, dar kažkokiam nesąmonėm. Tai aš tik pamenu vieną dalyką, kad šeima būdavo kepa savaitgaliais, ar kas antrą savaitgalį kepa vištas. Tai... Pas mus karbonadus, aš nežinau. Ja, bet ten kepdavo, pas mus buvo vištos, labai skanios, viskas gerai. Tai tėtis, mama ir sesuo vieną vištą ir aš vieną vištą. Tai būdavo dvi, nes personalinis, taip sakant, viščiukas. Ne viščiukas, didelė. Buvau, valgus, gal ko gero, reikia sakyti, ėdrus. Tai vat man tie... Vakarienė višta. Pietums, sekmadienį, tai ten, wow, dar, jeigu suvalgai, tai viskas ramu. O šiaip tai, čia jau buvo studentavimo metais, studentų statybinis būrys, aš daug valgydavau, ypač pusryčiams, keptų kiaušinių ir susilažinom su vienu kolega, kad ten visas būrys paskui sėdėjo ir žiūrėjo, kad aš suvalgysiu 40 keptų kiaušinių. Rimta. Nu, o būdavo padėklė būdavo 20 kiaušinių. Tai 2 padėklos tokios nupirko, didelius, 4 ant 5. Tai pralaimėjau už tas lažybas, bet 28 įveikiau. Bet kiaušinius vis dar valgai? Valgau, taip, be problemų. Nes tada didelių padarinių ne. Bet ten aš supratau, kodėl aš padariau klaidą, nes aš reikėjo valgyti be duonos. Aš suvalgiau dar pusę kepalo duonos prie tų visų 28 kiaušinių. Būčiau tos 40 įvanojęs, bet jau buvo taip jau, wow. Pamoka išmokta ir viskas tvarkoja, ne? Tai čia net jau ne paauglystė, čia jaunystė, bet būdavo, kad kiaušinius išsikepti ryte, tai čia būdavo standartas. Pasileidai, viskas, pirmin. Supratau, nuskamba rimtai. Gerai, tada galim perėti dar prie vieno paragavimo, tai dabar mes ragausim su mango habanero padažu. Visi su kaukolėm. Jo, čia tokia, kad atrodytų baisiai, bet iš tikrųjų tai... Gal nuo čia truputį bus kokia aštrumo, nes matau, kad labai kol kas tvarkomės be emocijų. Tai kad čia jo tokia... Švelnus. Kaip mes sakom, antra B. Klasė? Nieko, paskui prieisim gal prie aštresnių. Galų gale gal išmoksim šitą pamoką ir saviruosim iš karto nuo maksimum. Politika. Atėjom į šitą etapą dabar. Kuo jūs nebuvot? Prasme, visiškai visas range'as nuo dainininko iki vedėjo politika. Šitas gyvenimo etapas jums aštrus? Jis gal kitoks negu tas aštrumas, kuris anksčiau buvo, bet žmonėms, kurie stebi iš šono, atrodo, kad tai kažkas labai iš esmės pasikeitė yra, bet
Aš jums galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kad šou biznis ir politika yra broliai dviniai arba dvinės sesės. Nelabai kuo skiriasi. Mes prisiminkite dar iš senovės Romos tą pasakymą pagrindinį, ką sakydavo, duonos ir žaidimų. Tautai, liaudžiai. Viskas, pagrindinis šūkis politikos. Ir tada visi patenkinti. Prisiminkit filmą Gladiatorius apie tą. Taip. Apie tą Maksimą ir tą blogietį imperatorių. Tai ten buvo tik tai masteliai keitėsi, bet manęs dažnai klausia, tai aš iš karto žinau, kad klausiu, tai aš iš karto atsakysiu. Klausiu, ko jūs ten ėjot? Tiesiog dirbant tiek metų scenoj, televizijoje ir visur kitur renginiuose, praktiškai prieš kiekvienus rinkimus mes sulaukdavome iš įvairių partijų kvietimų, raginimų ir prašymų prisijungti prie jų. Ir kaip aš sakau, įsivaizduokit, kad prieš rinkimus partija prisikviečia žmonių iš scenos, iš sporto, kaip tas pats Virgis Alekna, daug yra, tas pats Sergejus Jovaiša. Ir juos kaip ant partinės politinės eglutės sukabina kaip kalėdinius žaisliukus, kaip tiesiog, kad papuoštų. Nes įtraukia dėmesį. Taip. Tai mes pagalvojom, o kodėl tie patys, kaip mes vadinom, kalėdiniai žaisliukai negalėtų sukurti savo partijos? Ir tada mes ėmėmės. Ir ten buvo viena problema. Aš ją turiu lygi šiol ir manau, kad kol kojas pakratysiu, aš ją turėsiu. Jeigu mes kažką sutarėm iš vakaro, kad ir balevodami arba kompanijoje kažką šnekėdami ir sumušėm rankom, viskas tai jau vyksta. Tai jau taip ir darom. Tai taip atsirado ir mūsų su Žvaguliu baras Margaritoj. Velniaptendis buvo reikalingas kažkur. Gražu, nuostabu, puiku. Ir aišku, tokia avantiūrokiai padarai, kad taip pagalvoja. Nu jo, užsidėjom pliusiuką. Mes turėjome savo nuosavą barą Karibų jūros pakrantė, jis buvo geriausias toj saloj. Ir ką? Ir nieko. Ir nesigilit. Ne, aišku. Tai va, lygiai taip pat dėl tos pačios politikos, nors ten daug tuo metu buvo visokiausių dalykų, bet man atrodo, kad geriausia ta visa įvertina istorija, kai tu jau atsidūręs nuo tos akimirkos maždaug 10, 15, 20 metų. Tai mes 28 į tą kadenciją ėjom, tai pažiūrėkit, dabar 24-ieji. Ir galiu pasakyti, kad tikrai nesigailiu, netgi viso to, ką mums bando kartais tie, na kaip pavadinkim, heiteriai, aš nemėgsiu šito žodžio, na, nekentėjai, nemėgėjai piktavaliai, kuriems, va, aš iki tol mėgau Valinską, jis ten būdavo... Buvai normalus, o dabar... Dabar, o po to jis ten tiek blogai padarė, kad aš negaliu net žiūrėti, net baisu televizorių įjungti. Aš tik galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Padėkodamas tiems bendražygiams ir kolegams, kurie išliko iki galo ir frakcijoje ir atidirbo. Nuo kovo 11-osios mes buvome pirmoji ir vienintelė tuo metu koalicija, kuri net esant tokiai kriziai nesubirėjo ir išdirbo pilną kadenciją. Mes buvom patys pirmieji, 8-12. Kad ir kaip tenais bevadintų ten klaunas, kad atsimenu, kaip neždavo plakatą tenais šitą Bubilius Kybys užrašas. Atsimenu šitą. 2009-aisiais Seimo parlamento langus išdaužė, susirinkę didžioji dalis rusakalbių. Visi dabar supranta, apie ką kalba, kaip jie. Bet tada buvo tiesiog va taip. Ir nieko, mes tada sukandę dantis atidirbom visą kadenciją. Ir darykit kaip norit, ir galvokit ką norit. Jeigu įsivaizduojat, kad Kubilius ir Valinskas nuvarė Lietuvą, tai aš noriu paklausti, kiek kadencijų politikų nuo 12 metų jau yra perėmę valdžią, be dabartinių konservatorių su jų koalicija. Taip, 12, 16, 16, 20 ir valstiečiai ir socdemai. Aš tik noriu paklausti, pagrindinis jų lojimas, būtent, lojimas, nes tai jie elgėsi kaip piktavaliai šunys. Ir nebėjau to žodžio. Kažką, jeigu norit, gali duoti teismą. Jie kaip piktavaliai šunys, kurie aiškina, kad čia viskas yra blogai. Kalba apie ekonominę situaciją, o konkrečiai imkim vieną dalyką. Apie PVM. Buvo 18, mes padarėm 21. Jeigu tai yra taip blogai, kad jie ant to blogo sakysim, lojimo išplaukė į valdžią,
Kodėl jie per savo kadencijas nieko nenuėmė? Kodėl nesumažino iki 18? Nei vieni, nei kiti, nei treti. Vat man klausimas, kodėl? Jeigu tai yra blogai. Jūsgi lojot visą laiką. Čia yra blogai. Kodėl? Galiu atsakyti. Todėl, kad biudžetas kitaip nesibalansuoja. Vadinasi, jie patys reikdami, kad tai yra blogai, po to savo veiksmais įrodo, kad tai buvo privaloma ir gerai. O šitoj vietoje žmonės, kurie turi pakankamai blaivų mąstymą, matymą ir suvokimą, aš labai džiaugiuosi, kad kartais mieste net šiaip žmonės, jie tai, ką blogai nori pasakyti, jie labai mielai parašo kažką tenais, kaip sakyti. Labai smagu yra kažką žmogų apšikti portale kažkokiam, ypač kai esi anonimas. Bet būna žmonių, kurie tiesiog gatvėje prieina ir nuoširdžiai padėkoja. Sako, žinot, aš noriu jums paspausti ranką ir padėkoti už 8-12 metų kadenciją. O daug tokių prieina? Prieina, žinokit, prieina. Ir aš apskritai labai mažai vaikštau po miestą, nesinaudoju viešuoju transportu ir taip toliau, bet būna tiesiog, kad ten kažkur, būna krautuvėj, kad prieina. Ir tada supranti, kad mes darėm ne tik tai, ką norėjom, o tai, ką iš tiesų mes privalėjom daryti ir ko reikėjo ne Kubiliui, ne Valinskui, ne dar kažkam, to reikėjo mūsų valstybei. Visi pripažįsta, kad tai buvo pasaulinė 9 metų krizė. Ir viskas. Nu, kai kas nepripažįsta, kad žemė dar apvali, tai... Aš pažįstu tokių savo buvusių bičiulių, ne kaip buvusių, nu, tai jie ir dabar ten likę kaip draugai. Tarp jų ir keli krepšinio sporto legendos, jo, jie yra plokščiažemininkai. Ir man galvoj netelpa. Jeigu tu žaidėjai NBA ir tai kiek tu skraidėjai, sakysim, po tą visą Ameriką, tai iš vienur ir kitur, tai visą pasaulį apskridė. Ir vis tiek jisai aiškina, kad čia yra plokščia. Man netelpa galvoj. Bet kiekvienas iš proto kraustasi savaip. Gerai, prieina nemažai tokių, kurie padėkoja, na, ir kurie sako, viskas, ačiū už sprendimus, kurių reikėjo ir taip toliau. O tų, kiek prieina gyvai pasisako, kad, Valinskai, jūs čia pridirbot, nuvarėt Lietuvą? O problema ta, kad tie, kurie nori tai pasakyti, jie parašo anonimiškai, o prieiti jie bijo. Tai aš nesu buvęs politikoje ir panašiai, bet aš irgi labai dažnai, jeigu gauni neigiamą komentarą, tai tu toks vienoks, tu čia storulis, ten dar kažkas, tai tu čia valgai uždykai ir taip toliau, ir čia visus, vos ne, visus pardavinėjai ir galvoju, jie prie tavęs neprieis. Jie parašys, o kas jau nori pagirtas, tas pagiria. Tai žodžiu, tiesiog norėjau pasitvirtinti, kad išvadas tie, kurie yra bailiai, jie yra bailiai ir kad ir kaip bebūtų, kurioje temų jie tiesiog garsus per komentarus. Visiškai teisingai, nes čia kaip ir politikoje, taip ir portalo komentaruose galioja vištidės principas. Politikoje vištidės principas yra toksai, kad kuo aukščiau tavo laktos, kuriuom tu užlipęs pagal postą, tai tuo mažiau yra tų, kurie virš tavęs ir ant tavęs šika, ir gerokai daugiau, kurie po tavim, ant kurių tu gali šikti. Tai lygiai taip pat, šitie žmonės, kurie rašinėja, tas visas neapykantas, jie jaučiasi švaresni, geresni, tyresni, tik tuomet, kai apdergia kitą žmogų. Tai aš visuomet esu sakęs, bet labai gera mintis, tai pakartosiu dar sėki, geras sumanimas neprapuola. Jeigu mes kartais perjungtume, kaip akumuliatoriai sukeistume pliusą su minusu, ne? Tarkim. Ir jeigu mes nerašytume apie tos žmonės, kurių nekenčiam. Tarkim, man nepatinka Celas, ne? Tarkim, man nepatinka. Kas yra nesąmonė, bet... Man tiesiog jo požiūriai, kai kurie. Dainų iš tiesų yra tikrai nuostabių, puikių, bet man kai kurie jo požiūriai, kaip visuomenės žinomam žmogui, man nepatinka. Aš nerašinėju, kaip aš jo nekenčiu ir taip toliau. Bet tarkim, man patinka, Džordana Butkutė. Tai aš geriau parašysiu, Džordana, labas rytas, šiandien pabudau su tavo daina, sveika, ačiū, kad tu esi, kurk ir toliau. Jeigu mes tą minusą nubrauktume ir nerašytume apie tuos ir tiem žmonėm, kurių nekenčiam arba nemėgstam, o rašytume tik pozityvus tiems ir transliuotume, kuriuos mėgstam ir mylim, įsivaizduokit, kaip pasikeistų pati, sakysim, visuomenės mąstysena, kiek sumažėtų savižudybių, kiek depresijų būtų mažiau. Taip pat sugalvokim, kaip geriau pagirti, o ne kaip išsikrauti savo tą blogį ant kažko dedant. Dabar šitoje vietoje aš visą laiką sakau, dabar lygiai tas pats, pažiūrėkit, Ieva Zasimauskaitė nuėjo į mamą,
mama, maitinanti mama, nuėjo į mamą, simboliškai, ne? Ir kai prasidėjo ten tas visas vajus, 98% moterų apie kitą moterį, kuri maitina, pradėjo rašyti visokias tas nesąmonės. Ir aš suprantu, kad tai iš tiesų ne moteris. Buvo toks serialas australų, pamenat, Laikraujas liejasi laisvai. Jo, labai, ir ten buvo toksai personažas kalė intrigantė. Tai va šitas visas moteris, kurios puolė Ieva Zasimauskaitė, aš galiu pavadinti tiesiai šviesiai, jos yra kalės intrigantės. Tai va šitoje vietoje galit vėl pradėti aiškinti, kad jūs kažkas, ypač vyras, išvadino kalėm. Nes jūs tokios esat. Kaip galima nekęst, kiek galima nekęst tos pačios, kaip tu esi Ievos dukros, mamos, kad rašytum tokias nesąmonės. Ir jie dabar, tarsi man dabar ironiškiausiai skamba tai, kad tu realiai net negali, kaip prieš tai sakėjai, ne, paduokit Valinską į teismą, jeigu jūs su tuo nesutinka, tai šitą vietą tu negali paduoti Valinsko į teismą, nes jeigu tu paduosi, tu pripažįsti, kad čia apie tave buvo. Tu turi tylėti. Na, aš nesuprantu. Taip, mes esam skirtingi. Vyrai, moteris. Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, nuvalkiu tą frazę ir tą knygą. Bet mes už tai ir gyvenam kartu, kad tos skirtybės jos traukia vienas kitą, mes turime gerbti vienas kitą, mylėti vienas kitą, vieni kitus, nežiūrint, tarkim, ar ten gyvena dvi moteris kartu, ar du vyrai, jeigu jie yra ir homoseksualus, arba heteros, sakysim, poros vyrai, moteris. Meilė yra vienintelis dalykas, kuriam mes turėtume atsiduoti pilnai ir be rezervų. Tai va šitoj vietoj man tie dalykai, pamenat, kai išmetė iš dailiojo čiuožimo čempionato ten kažkokią merginą, kurią išprašė iš Žalgirio arenos. Jo, ir jinai parašė į tą feministė LT puslapį, kaip sušoko jos ginti, kaip čia visą valdžią turintis vyrai skriaudžia. Dabar apsukim kitą renginį, ateina Ieva Zasimauskaitė ir tos pačios moteris, kalės intrigantės, suvalgo, prikala ją prie sienos. Tai palaukit, apie ką mes šnekam? Įdomu. Grįžtam dar truputį į politiką ir vėlgi iš tos perspektyvos. Ar grįžtumėt dar kartą į tą vietą, kur buvot ir ko išmokot, kokia jūsų pagrindinė pamoka, ką darytumėt kitaip. Tarkim, dabar va čia irgi paminėt man šiaip įdomus dalykas, nes aš irgi dėl to vat, maitinimo vietų PVM, jūs kaip buvęs baro savininkas, aišku, ne Lietuvoje, bet vis tiek, vat, ar būtumėt ryžęsi irgi, kai kam atrodo čia baisių dalykų, ne, gražinimų PVM į tą ribą, kur buvo anksčiau ir tenais nuo 9 iki 21%. Kokios jūsų pamokas ir ar jūs grįžtumėt, ką darytumėt kitaip? Nes kokios pamokos jūsų buvo? Ne, negrįžčiau, irgi pasikartosiu, jau ką esu minėjęs, sovietinėje sistemoje reikėdavo kariuomenį tarnauti 2 metus, atiduoti savo gyvenimu, sovietų represinė kariuomenė. Aš savo tėvynėje atidaviau 4, nes tiek trunka kadencija. Tai yra 2 norma atvariau. Ne. Ten iš tiesų kūrybingam žmogui, ten labai visi įsivaizduoja, o Jėzau, ten iš karto visi vagiai, prie lovio prisirovė, dar kažką, na, žodžiu, ten visi, nes tiesiog, kaip sakyt, yra gero tono ženklas varyti ant Seimo. Seimas yra pats blogiausias. Va prezidentą, kai išsirinksim, tai tas, kai ateis, taigi sukurs gerovės valstybė, tai oho, kaip pagyvensim. Arba ten, kai pradeda aiškinti, kad kodėl prezidentas neįveda tiesioginio valdymo. Žmonės nesuvokia, konstitucijos neskaitė, bet visi yra tiek geri politikai, kaip yra geri treneriai, kai mūsų krepšinio rinktinė laimi. Kai pralaimi, tai kalti tie 12 lopų ir treneris. O politikoje įmanoma laimėti, va dabar man, taip sakant, pergalės dar kažkas. O realiai politikoje gali laimėti? Gali laimėti, taip. Kai tu laimė... Gražulis laimė. Jis laimėdavo. Laimėdavo, dabar jį išprašė. Ne, tai, ko jis siekdavo, jis turėdavo su kaupu. Bet politika vis dėlto yra valdžios paėmimo menas, taip pavadinkim bendrai. Nors yra labai daug apibūdinimų, nes kai mes studijavom su kolegomis teisę, tai ten būdavo daugybė, kas yra visuomenė, kas yra valstybės apibrėžimai, kas yra politika ir taip toliau, tai jų yra labai daug. Bet vienas iš apibrėžimų, kurį aš galiu pasakyti iš savo patirties. Politika tai visų pirma yra ir
paties savęs apgaudinėjimo menas. Tu kalbi su žmogum, su politiku, kitos partijos atstovu, kurie dirbo opozicijai. Ir tu matai, kad jis meluoja. Kad jis sakė vakar vieną, šiandien sako kitą. Ir taip žiūri, va taip, kaip dabar pats į mane. Ir aš matau, kad jis meluoja. Ir tada tu žiūrėdamas į jį turi save įtikinti. Jo, tai aš apgausiu save, pasakydamas, kad aš tikiu, jo, galbūt tu ir teisus. Tai va, politika visam pasaulyje be išimties yra visų pirma ne kompromisų, o paties savęs apgaudinėjimo menas. Nes tu privalai įtikinti save, kad net jeigu tau į akis meluoja, na gerai, tiek to. Tai va, aš tikrai negrįšiu, nenorėčiau. Kaip sakiau, ten kūrybingam žmogui yra tikrai kančia. Ir aš manau, kad tų 4 metų iš mano gyvenimo, aš nežinau, kiek man skirta, gal 80, gal 70, gal tik 60, bet 4 metai iš to laiko tarpo, kurį tau tenka gyventi nuo gimimo iki mirties, yra daug paaukota valstybei. Gerai. Įdomiausia vieta tada iš šito tarpsnio man vėlgi tas pats maistas. Seimo valgykla. Pirmas dalykas, kaip man ten papulti? Ką aš turiu padaryti, kad aš ten papulčiu? Ar tai yra įmanoma tiesiog, Be problemų. Jo, ir kitas dalykas, koks atsiminimas gal iš ten ryškiausias, patiekalas skaniausias? Oi, kad dėl patekimo, tai jūs galite pasiskambinti kaip rinkėjas, bet kuriam simpatizuojate, Gražulį. Seimo nariu. Jau dabar viskas. Dabar jau viskas. Ir jisai išrašo tiesiog leidimą, kad jūs pas jį ateinate kaip interesantas. Jūs patikrina prie praėjimo, ten pažiūrė, ar neginkluotas, visą kitą reikia padėti, praeit per šitą kaip į oro uostą. Ir jūs ateinat, viskas, jūs esat viduje. Aš galiu neiti pas jį, tiesiog eit pavalgyti, viskas. Ir čia tiesiog, jo. Taip, ir ten viskas veikia, paprastai. Tu, jeigu nori, gali užsisakyti, kad Per Voltą gal? Ne. Ar Voltą? Ne, bet gali išeiti, ten šalia yra tų maitinimo įstaigų. Aš kadangi tikrai labai nereikus maistui, tai aš net nekeldavau. Tai gerai, ryškiausias atsiminimas iš Seimo valgyklos. Iš valgyklos? Gal ką nors girtą matei ten, ar dar kažkas tai? Ne, tai čia ne valgykloj būda. Yra buvę, kad kolegos... Kaviniai ten toj vadinamui, ne? Ne kavinė net buvo. Aš turiu dar slaptą kažkokią vietą, kur gerdavausi. Kai kurie ateidavo pripiešę į salę. O tiek aš pamenu, buvo toksai visai neblogas variantas, kad kažkuris Seimo narys, aš žinau kuris, švęsdamas savo gimtadienį ir posėdis vyko istoriniai kovo 11-osios salėje, jisai vaikščiojo po salę ir pilstė brendžiuką visiems kolegoms. Ir tai baliukas įsisiubavo, kad net viskas vyksta, realus posėdis, kažkas jau salėje ir užsirūkė po to. Ir aš nepasakysit, kas. Ne, nesakysiu. Bet... Aš spėsiu, kad čia Gražulis ir tu... Ne, gerai. Buvo. Aš visur iki šito. Buvo rimtesnių. Bet ten buvo labiausiai... Iš socialdemokratų? Jo, iš socdemų. Na, jo. Jo, bet ko gero didžiausias prisiminimas buvo ne man, o virtuvės darbuotojams, nes ten būdavo, kad jeigu vyksta susitikimai, posėdžiai, tai ten yra netgi atskiras valgomasis Seimo pirmininko ir ten galiu užsakyti ir tau tiesiog maistą atneša, kad nereiktų ten lakstyti ir vaikščioti. Ir vis pasiskambina iš virtuvės mano šitai referentai. Ar pirmininkas šiandien kažką užsakinės? Jinai bėga pas mane, sakau, ne, vakar Inga davė margarino, tai dabar savaitę galiu būti nevalgęs. Ir jinai ir perdoda. Ir tada jūs taip tyla ragelė. Okei. Ir jūs nekarpo bajerį. Kitą dieną sako, o kaip, aš šiandien būt. Ne, ryte davė obuolių pirmininkui, tai sakė dabar ne, ne jūs. Tai mes iš to juokdavomės, nes būdavo tokie smagus laikai. Bet iš viso Seimo, tai galiu pasakyti, kad ko gero pats nuostabiausias atsiminimas, kalbant apie maistą, kai mes turėjome oficialų vizitą į Azerbaidžianą ir mus nuvežė į tokį kalnų kaimelį unikalų. Ten vis patenka į UNESCO visus dalykus. Įsivaizduokit, jie netgi ta visa jų rasė kažkokia, nu kaip sakyt, jų ten gyvena apie 1500 žmonių, jie yra juodaplaukiai, kaip ir Azerbaidžiano gyventojai, ir visų akis žydros.
šviesiai žydros. Jie ten tam kaime tokiam gyvena, žiemą prie jų niekas neprivažiuoja, tai vat mes ten lankėmės to gyvenime, tai kažkas tokio. Ir jie vaišino mūsų delegaciją, jie kepė ten tose kalnuose ožiuką. Įsivaizduokit. Iš parodos, ne? Ne iš parodos. Tiesiog atvedė ir paskui čia pat viską. Tai buvo kažkas tokio, nes visą kitą tai gyvenime mes daug ko ragavome. Daug ko matė, daug reikėjo. Taip. Gerai, tai tada dar sekantis mūsų... Na, pabandom. Čia man dabar jau net gėda, aš per mažai padažo pradėjau, reikėjo daugiau. Viskas čia gerai. Aš nežinojau, kad tu valgai taip aštrai. Nesika švelnus. Gerai, einam prie antraščių. Gyvenimas antraštės. Kai toks vardas daug traukia ir dėmesio. Dabar vienas tekstas. Arūnas Valinskas apie santuoką. Kitame gyvenime norėčiau gimti Valinskienę ir sutikti tokį pat asilą kaip ir aš. Kokias tavo ilgametės santuokos patirtis, nežinau. Sunki? Sunki. Ne, aš jeigu... O kaip šitas aštrumo biškut yra, ar ne? Šiek tiek, bet jis toks. Mes reikėjo daugiau pilti. Aš po to daugiau pilant jo jisai nelabai. Gerai. Po to galėsim pakalbėti, kaip mes su amžinatelis su Vytu Šerėnu persimetinėjom ant aštrių pipirų. Jeigu aš žinočiau tikrai tą receptą, kuris yra ne mano, o kurį aš galėčiau duoti kitiems ir jis būtų universalus, tai aš, kaip sakau, aš už tai kasmet gaučiau Nobelio taikos premiją. Nes pasaulyje išnyktų karai, visi gyventų laimingi, mylintis ir mylimi. Tai aš nesu tas turėtojas receptų, bet labai vienas paprastas dalykas, kurį aš sakau, tai yra, Inga pati sako, kad gyvenimas santuokoje yra darbas, kuriam nieks neduoda atostogų. Tai iš tiesų yra taip. Bet norint gyventi su moterim, reikia paprasčiausiai ją mylėti bent šiek tiek daugiau negu save. Bet visas receptas. Gerai, sekantis antraštė. Arūnas Valinskas švenčia gimtadienį. Nustebino Ingos staigmena. Tai ar jūs dažnai darot staigmenas Ingai? Jo. Ne apie visas galiu pasakos, bet dažnai darau. O čia labiau staigmenos, gerai, perklausiu. Ar staigmenos turi turėti, nežinau, piniginę išraišką, ar tai užtenka tiesiog, kad būtų, kas tau yra staigmena, Ingai? Nu, apie tą, kur gali pasakot. Čia visą laiką būna, kad, suprantat, netgi dabar, kai mes kartu pragyvenę 36 metus, Jėzau, kiek daug. Kartais būna iki tokio lygio, aš kažką padarau, kad ją užsiunta, o aš nesuprantu, kodėl. Tai paskutinis dalykas, nepatikėsit. Papasakosiu. Nes jis susijęs su jūsų laida. Aš grįžau iš medžioklės ir buvom sumedžioję ten Danieliaus mėsą, bet ją iš karto įmėsi tvarkyti, kad ateityje galėtum tik išimti jau šaldytą maltą mėsą, faršą. Nu, aš pagalvojau, kad ne visą čia reiks iš karto dabar dėti į kamerą, į šaldyklę, galvoju, iškepsiugi aš kotletų. Ir pridėjau šiek tiek per daug ten tų visų bulvių, bulkos mirkytos pienę, ir, kaip į kotletus, kas dedama. Taip. Svogūnų. Ir tą mėsą įdėjau, žiūriu, kad nelabai čia man gaunasi. Tai dar reikia mėsos, dvigubai tiek. Aš prikėpiau tų kotletų, tokį didžiulį puodą, nes juos iškėpi, paskui dėdė troškint ir viską. Tai jinai grįžusi. Ką tu čia padarei? Sakau, prikėpiau kotletų. O tu durnas, sako. Tai ko dabar? Ką mes į... Tai čia buvo mūsų paskutinis apsipikimas būtent dėl virtuvės reikalų. Prieš tai buvo 2 dienas prieš, kad per daug troškių nepritroškinau, o paskui kotletų. Nes aš toks... Tai bus gerai? Ne, aš taip jau... Kad tik nepamažinčiau. Nu taip. Čia nuo tos vištos pietums, ne, sekmadienio, tai tas pats.
300 kg kotletų. Nu, tai čia. Tai va šitą paskutinis buvo. O šiaip tai mes gerai gyvenam, nes, žinot, atvirai pasakysiu tiesiai šviesiai, jeigu jau aš galėčiau sau leisti arba turėčiau sau leisti tokį nepadorų pasakymą, kad dar leičiau savo skūstis kažkuom, kai yra iš tiesų žmonių turintis šeimose problemų, kai jie augina vaikus, kurie turi invalidumą su negali ir taip toliau. Aš būčiau pats paskutinis prachvostas, jeigu leičiau savo dar kažką sakyti, kad man yra blogai. Ne, man yra labai, labai gerai. Aš norėčiau bent jau šiek tiek tuo gerumu pasidalinti ir užkrėsti kitus žmonės, kad jie būtų azartiški gyventi. Kad kiekvieną dieną, kai jie atsibunda, jie negalvotų, kad liko dar viena mažiau diena gyventi, mano gyvenimas trumpėja, tuoj mirtis, grabas išiknas tuksi. Ne. Tiesiog pažiūrėkit, čia yra pirma diena iš tų, kurios man dar liko. Taip dar. Čia smagu. Štai Arūno Valinsko laimės paslaptis ir inspiracija visiems kaip gyvenime reikia gyventi. Gerai, dar viena. Arūnas Valinskas apie dabartinį jaunimą. Auginame narcizus ir ištižėlius. Kokias klaidas daro dabartiniai tėvai? Kad augina tas narcizus ištižėlius, kurie, nežinau, nieko apart savo veipiuko nematė? Tai šitoje vietoje problema yra, matyti, čia jau ne vaikų, o mūsų kartos, būtent tėvų, gal net jaunesnių, nes mes jau anūkus auginam. Čia yra šitos mūsų kartos problema ir mes turim tiek daug darbų, tiek daug visokių reikalų, tiek daug užimtumo, kad paliekam vaikus augti savarankiškai ir jie negauna to dėmesio, kurie, tai kad nusipelno, jie privalo jį gauti. Ir tada auga tokia karta žmonių jaunų, kuriems visas pasaulis yra skolingas vien todėl, kad jie gimė. Tas pasakymas, sustok žemę, mes išlipam. Pasaulis nenustos suktis nuo to, kad tu įsivaizduosi, kas tu esi, ką tu privalai daryti, bet jie, didžiausia problema, jie jaučiasi, kad visi aplinkiniai jiems yra skolingi vien už tai, kad jie gyvena. Va čia yra bėdos. Ir tėvai, jie tą savo skolą dėmesio stokos, dar kažką, jie labai dažnai kompensuoja finansiniais dalykais. Tai tenais pačioj pradžioje, kai ten, sakysim, penktokas, tai ar trečiokas, ar dar kažką, tai telefonas, tai seka kompiuteris, žaidimo konsolė, aparatas, tai žodžiu, viskas auga, va taip. Ir tu esi įpratęs, kad tiesiog viskas tau, va čia. Aš saviems vaikams, nes jie yra būsimieji tėvai, būsimieji šeimų vyrai, visą laiką aiškindavau, kad vyras turi teisę šeimoje priimti sprendimą ir visuomet turi pareigą už jį atsakyti. Nes tavo moteris, tavo šeima, tavo vaikai visų pirma turi jaustis saugus ir mylimi. Ir čia yra vyro pareiga. Bet dabar visi, man tos apskritai tas vedybų variantas, devalvuota tokia savoka kaip santuoka, kaip tas santuokos institutas ir tai yra tik todėl, kad nemaža dalis jaunimo į tai žiūri kaip dar vienas vakarėlis pasitūsint su chebra ir pasidaryti gerų nuotraukų. Po pusės metų, skiriamės. Tai vat požiūris viens į kitą, požiūris į santuoką, požiūris į tėvus galų gale ir yra tos kartos, kurie aš pasakiau, kad jie nuėjo, na tikrai negalim sakyti šunkeliais, bet nemaža dalis jie neturi pareigos jausmo. Jeigu mama eina į darbą, jeigu tėvas eina į darbą, vaikas nuo pirmos klasės ar nuo darželio, jis eina į darbą ir jo darbas yra mokytis ir lavintis. Tai yra pareiga, tai yra privaloma. Ir didžiausia bėda, kad tėvai įsivaizduoja, kad šiaip švietimas yra didžiausia dabar problema mūsų valstybėje, be jokios abejonės, bet kėdė gali stovėti tik ant 3 kojų. Tai vat, mokinio lavinimas yra jis pats, mokykla, valstybė ir šeima. Jeigu mes nors vieną koją nupjausim, dažniausiai šeima atsitraukia. Ant 2 kojų taburetė nestovi niekada. Tai vat, šitoje vietoje problema, kad jie įsivaizduoja. Mes mokam mokesčius, visą kitą, tai mes atidavėm vaiką lavinti mokyklai ir mokykla turi tai daryti. Negali tai būti. Va tas požiūris ir būtent gadina. Labai dažnai tai yra ydingas požiūris.
Supratau. Gerai, tada dar viena antraštė. Arūnas Valinskas apie Selmelą. Menkystos. Ir iš esmės čia vienas dalykas pati antraštė, kitas turbūt dalykas tavo santykis su Egidijum Dragūnu. Ar jūs kažkada esat buvę, nežinau, ne tai kad bičiuliai, bet jūsų santykiai buvo normalūs ir vat perbėgo kelią čia dabartinės tos aktualijos visos ar... Taip, mes esam su juo, nuo senų laikų dar jis tik pradėdinėjo vos savo tą koncertinę veiklą, jis netgi žaidęs yra pas mane laidoj šitam taip ir ne, visiškai jaunas yra Delfi, netgi galit pasižiūrėti, kaip tai atrodė. Aš ir į laidą jie sukvietęs ir interviu ėmės, bet tas jo požiūris, kaip sakyti, karo laiku, karas yra, nors jisai ne Lietuvoje, bet jis vyksta čia šalia kaiminystė ir jeigu kažkam atrodo, kad jis nešliaužia link mūsų, tai aš labai kviečiau dar kartą pagalvoti. Jis šliaužia link mūsų. Ir dėja, tai jeigu kažkas norite įsivaizduoti, kad kaip matėte Bučios nuotraukas, ir įsivaizduokite taip Vilniaus priemiestį Grigiškės, tai gal kažkam vis dėlto smegenis atitoks. Bet man didžiausia problema buvo, kad jis lyg ir jeigu nepripiešęs ir neprisiuostęs, jis normaliai mąstantis žmogus, su juo gali šnekėti, viskas yra gerai. Gailais retokai toks būna, adekvatus, bet pirmas dalykas, jisai priešnekėjęs nesąmonį dėl to net neatsiprašė. Kitas dalykas, kuris mažai kam šovė į galvą. Kai jie paskelbė, kad darys koncertą Dariaus ir Girėno stadione Kaune, pamenat? Gegužės mėnesį jie padarė pranešimą. Atsiverskit portalus ir pasižiūrėkite, kaip jis buvo reklamuojamas tas koncertas. Kad jų koncerte dalyvaus ir legendinė ukrainiečių grupė Kazka. Žinot? Jo, aš atsimenu, turėjom kasetę. Taip, labai garsi. Ir kad tam tikra dalis pinigų koncerto bus skiriama Ukrainos kultūrai ir taip toliau. Net šitoj vietoj jiems užteko menkystoms kalbėti apie Ukrainą, kaip jie kažką darys, nors nieko to net iš toli nebuvo. Nes mes paskambinom Ruslanai, mes su juo darėm tokį labdaros koncertą didžiulį Žalgirio arenoj. Ir paklausėm, o jūs žinote, va ta grupė Kaska, jinai žino, su kuo susideda ir ką čia jie bandys apšilti. Jinai paskambino tam prodiuseriui ir paskui davė telefoną, mes tiesiai paskambino. Sako, jie net nebuvo girdėję apie tai. Jie jau anonsavo, kad grupė Kaska bus jų koncerte, kad skirs kultūrai ir eilinį kartą šūdą malį ir melavo. Tai čia kaip pokalbis su politiniu oponentu, kur tu žinai, kad meluoja ir tu tiesiog... Čia net blogiau. Dar blogiau. Čia dar blogiau, nes tu realiai paskelbė melą, tu pakeši tą grupę, paaiškini, kad pinigai bus skirti Ukrainos kultūrai remti kažkokie ten ir taip toliau. Kam kas netingi, atsiverskit gegužės mėnesio 23 metų būtent jų pareiškimus apie tą būsimą koncertą. Kaip jie anonsavo. Tai nebuvo nei vieno, nei antro, nei trečio. Reiškia, ir tada jie melavo dar labiau. Bet šitoj vietoje aš negaliu pakęsti. O žinai, kas yra dar blogiau? Nes, tarsi, taip čia dabar... kalbant, tu esi karjeros žlugdytojas, aš tiesiog bet vienas iš karjeros žlugdytojo, ne? Nes pažiūrėjau, mes su žmona labai mėgdavom druskininkus važiuoti. Ir aš praeitą kartą einu ir žiūriu Selas koncertuos druskininkų kažkokioj tenai salėje, neatsimenu tikrai kurioje vietoje, ir aš galvoju, velnės, mes tiek metų važinėjom nuolat į druskininkus, Selo nėra, buvo druskininkas, o jis dabar atvyko. Ir man, tarsi, tu esi dar dėl vienos vietos karjeros žudikas, nes po to, kai tu tapai gerai mūsų šitos duok aštrių laidos krikštatėvių, tai Selas pas mane kad į laidą neteis. Tai ir čia irgi... Aš manau, kad jūsų laidai tai tikrai nepadarys didžiulio kultūrinio nuostolio. Ne. Bet sakai, jeigu adekvatus būtų, tai gal būtų įdomu pakalbėti. Gerai, eisim tada toliau, iš tikrųjų, tik paragaujam paskutinio, aš dabar tik pradėjau bijot, gal reikėtų užsidėti dar truputį... Pabandam, užsidedam. Aš leisiu tau užsidėti pirmam, kad tu pažiūrėsiu, kiek tu užsidedi, tada aš dėsiu mažiau. Čia toksai... Jo. Žinau, su kaukolėm jie tokie. Jo, švelnus, fainai. Jie nėra labai švelnus, bet jeigu užsidėjus, jau galima mėginti. Dabar aš turiu dėtis tiek pat, nors nenorėjau tikrai dėtis tiek. Gerai.
einam prie aštresnių dalykų. Dabar gerai. Prieš laidą redaktoriai jūsų klausė, koks jūsų mėgstamiausias patiekalas. Ir koks jūsų atsakymas buvo, jeigu galite užduoti. Pirmasis, mėgstamiausias patiekalas. Pamiršau visai. Pamiršot? Priminkit. Aš priminsiu. Tai yra seksas. Jo. Taip, buvo. Buvo. Ja. Tai žiūrėkit. Turit kuo pavaišinti? Vaišinsitės jūs be mūsų įsikišimo. Labai keistai skamba, be jūsų įsikišimo. Gerai, apie kas kaip tam ką, čia irgi ne mano kompetencija. Tiesiog, kadangi jūs taip jau išsireiškėt iš tikrųjų ir mūsų laidos draugas Feromonas LT įteikė jums ir jūsų žmonai, žinoma, dovaną, nes kaip praleidom laidoje kalbėdami apie Ingą kažkiek. Tai dabar turiu tiesiog pasimti, kad suprasčiau, kas yra kuris. Vis dar nesuprantu, aš turiu važiuoti tą būdų tada. Dabar viskas yra žymiai aiškiau. Tai va, mes turim, aš pats dar nemačiau šitų dalykų, tai man pačiam labai įdomu. Tai jam, tai gerai, čia šitas. Vaginalinis masturbatorius, kuris atkartos realistiškus sekso pojūčius. Tai čia šitas, atsiprašau, mano. Čia šitas, Okay. Jo, čia jūsų. Jūsų. Būtų gerai nesumaišyti. Jo. O jai, tai GG taško vibratorius pritaikytas jos malonumui, tačiau idealiai panaudojamas ir poroje. Tad mėgautis ir eksperimentuoti galės abu. Čia taip ir parašyta, aš tiesiog perskaitau, kas parašyta. Okay. Tai štai, vat jums dovanas, nes, jūs sakėt ir pokalbio metu, kad dalykų, apie kuriuos nenorit kalbėti ir panašiai. Aš neklausiu, ar jums jų reikia ar nereikia, aš jums tiesiog nuo Feromonas LT jums perduota, dovanoja šitą dovanėlę. Dėkui. Neprapuls. Geras daiktas ūkė neprapuls. Faktas. Ką dar finišuojant, aišku, bet jūs jau paskui pasakėt, kad jūs paskui pasitaisėt, atsiuntėt, kad jūs keksas, bet pasirodo paskui, kad keksų jūs nevalgot. Tai mes tiesiog irgi turim porą gražių keksiukų, kuriuos galėjom valgyti. Bet aš dabar minėjot, kad galbūt parvešit juos savo anūkiams ar kažkam, tai mes tiesiog jums galbūt gražiai supakuosim ir jūs galėsit pasimti šitos dalykus, taip? Gerai, neprapuls. Ačiū. Dėkui. Gerai. Ir tada dar prieš pabaigą. O tas paskutinis geras. Geras, ne? Aha, o tai uždėjus tiek jau. Man irgi atrodo, kad aš jau buvau atkimęs ir man atrodo, jis dabar kažką vėl užkimdė mane kažkaip. Tai žinosim, šito reikia nepagailėti ir tiesiog mėgautis. Bet jis nėra toksai bjauriai aštrus. Tas jis toksai maloniai, persiekiantis kalbant. Būna toks ryškus raudonas panašus, bet čia, kaip sakant... Aš ryškų raudoną irgi turėjau, bet aš specialiai paėmiau, kad šitas čia yra 50% geltonojo skorpiono kažkokio, kuris turi iki 1 milijonų skovilių. Tai čia gaunasi apie 500 000. Tai mes, kaip sakyt, kad ateityje, jeigu žiūrės kas laidą, mes nesiekėm nužudyti žmonių, bet jeigu tiesiog taip maloniai pasiaiškinti, tai kodėl ne? Ja, pastiprinu su šituo, aš atsimenu, kai mes vieną kartą, kaip ir minėjau, su amžinatilės Vytautu Šerėnu važiavom, kaip tik pas jį ten, rašėm scenarijų, paskui galvojom, tokie būdavo, maždaug tokio dydžio stiklainis su šitais pipirais aštriais. Alapeno, piri, vadinasi jie, piri. Ir ten mes paskui jau parašėm, paskui dar balevojom, tai dar sugalvojom du durniai. Persimetam, kas daugiau suvalgys. Tai įmerki ranką į tą rasalą ir suvalgai vieną. Ir žiūri viens kitam į akis. Tas nuryja, parodo, tada kitas ima. Tai mes taip atsimenu po 8 gal. Okay. Suvalgėm ir paskui viens į kitą žiūrim. Ja. Ar tikrai nedurniai, kad sugalvojom čia Bet didžiausia problema buvo, kai Vytas nuėjo į tualetą. Ir pamiršo rankas nusiplauti. Tai buvo. Toliau galite jau nepasakoti. Ja, tai patentas buvo toks nuotykis. Bet baisiausia buvo grįžus namo. Jie parvažiuoja ir ten ir taip gali. Ir tu jauti, kad tas skrandžio turinys, kai tu atsigulės, ir viršui skrandžio va šitoje vietoje,
kad tie pipirai yra čia vat, visi sukilę ir tau graužia. Tu persidavė ant kito šono, kitoje pusėje graužia. Ir tada jau ten ir kisėlių, ir pieną, ir ko ten tik tais negeriam, bet tai sakau, vat, iki tokio durnumo, kad grynus tuos vat, pačius aštriausius. Nu, būtumėm žinoję, reikėjo jo stipresnė turbūt ragavimo šį paruošti, bet... Na, šitas geras. Šitas geras, gerai. Tai pabaigai, ateitis. Po 10-20 metų apie ką svajojat? Kur, tarsi, jūsų gyvenimas tikrai iš tikrųjų nueitas, sakykime, nuo A iki Z. Kas yra po Z, po toliau, ar ne? UVZŽ, daržai yra. Daržai, gerai. Kas yra Ž, apie ką svajojat? Žemė. Ž tai žemė. Jau. Tai aš sakau, kad ypač žmonėms, kuriems kartais nusibosta būti laimingais ir jie ieško, dėl ko čia turi būti nelaimingas, kas kaltas, kad man yra blogai, tai aš sakau, žiūrėkit, būkit laimingi ir azartiški gyventi, nes tas šviesos blyksnis, kuris yra nuo gimimo iki mirties, jis duotas vieną kartą. Vieną vienintelį kartą. Ir jeigu tu savo gyvenimą gadinsi dar tais visais dalykais, tai tik tu būsi kaltas, kad pats jį ir susiknisi. Tai būkit azartiški gyvent, būkit laimingi gyvent. Ir kiekviena diena turi būti būtent tokia, kad ir ji būtų tavęs verta, ir tu būtum jos vertas. Tai aš vis laiką noriu paraginti žmonės. Tiesiog būkit laimingi ir karštakošiai gyvent, nes kai kojas pakratysim, visą likusį laiką šitoj visatoje mes jau būsim šaltakošiai. Viskas. Gerai. Ačiū tada labai, Arūnai, už šitą mūsų pokalbį. Tikrai turbūt spalvinga įvairių pusių ir taip toliau. Galbūt, aišku, žmonės išgirdo tam tikrų naujienų, dalykų, įdomių apie jūsų gyvenimą. Tai aš labai tikiuosi, kad žmonės, kurie patiko, prenumeruos tiek mūsų gyvenimą Šiaurėje kanalą, tiek Duok aštriau pačią tinklalaidę, paspausti ten like, share, follow ir ten visus kitus dalykus. Ir suteis progą pasirodyti 2, 3, 5. Bet, sakau, startuojant su tokiu svečiu, aš net nebejoju, kad mes gyvensim ilgai ir laimingai. Tai ačiū visiems, kas buvo. Čia ate. Ate ir tegul kūdikis auga laimingai ir ilgai. Ačiū labai. Ačiū Jums.